Labas visiems, dabar mes dar vis esam Tenerife, aišku, ir mes važiuojame į kalnus, mes būsim kalnuose, žodžiu, ir ten piknikinsim, mes buvom parduotuviai, Mercadona, tai vadinasi, gerai, ir mes važiuojam, jau važiuojam daugiau nei pusvalandį ir labai linksma, aš sėdžiu gale. Ir čia labai gražus vaizdas ir aš jums tai parodysiu. Pala, va, matosi, tai šitą galim jauti. Va, mes čia esam realiai, mes realiai ant kalno. Jo. Va, ten matos vandenynas, čia pušis pasirodo auga. Va, vandenynas ir kita sala dar matėsi. Jūs matėt? Va, labai gražu čia. Tai jo, mes čia važiuojam. Čia labai gera, man taip čia patinka. Ir kai būsime piknike, čia tiek daug akmenų. Jo, kai būsime piknike, tai kitas kadras bus piknike. Tai jo, bye. Labas visiems. Dabar aš jau mašinai. Mes buvom čia pasivaikščioti trumpam. Va, toks čia vaizdas. Realiai ant labai aukštai kalną. 2 kilometrai. Jo, 2 kilometrai į kalną. Daugiau, truputį. Ir čia labai šalta. Ir mes buvom lauke, bet mes sušalom, dėl to mes grįžom į mašiną ir mes jau greit važiuosim, mes šiltesnę vietą susirasime. Tai jo. Tai kai susirasim šiltesnę vietą arba kai važiuosim mašinai, tada aš vėl pafilmuosiu. Tai jau, bye. Labas visiems. Dabar mes dar kitoj vietoj, va. Čia. Ir dabar mes esam žodžiu. Ir mes valgysim savo maistuką. Tai jo. Jo, gerai, atidarysiu. Gerai. Labas visiems. Tai dabar mes esam čia tiesiai prie ugnikalnio ir mes varysim paimti truputį lavos, nes kas nenorėtų lavos. Gerai. Wow, čia jau. Gerai, mes grįžome į mašiną. Aš paėmiau 3 akmenis. Vieną tokį didelį, kuris mane žiūrėjo. Kitą paėmiau Paulai ir kitą paėmiau savo kambarį. Tai jo. Štai žmonės. Čia yra ugnikalnis. O dieve, čia paukščiukai. Atik. Va, matėt? Žodžiu, čia yra visur ugnikalnis, va šitas. Ir matot, čia tamsesnė vieta. Ir ten tokia kaip skylė, jūs nematysit dabar. Tai ten yra ugnikalnis ir jis čia labai seniai išsiveržė, taip sakos. Ir čia visur kur tamsu, tai čia išbėgusi lava. Va čia mes čia tiesiai prie debesų ir
graži vieta, viskas čia. Ir va, aš dabar valgysiu salotas ir visi irgi turi salotas. Labai šviečia saulė ir pučia vėjas, tai aš negaliu daug filmuoti. Tai jo. Labas visiems, čia aš geriu šaltą arbatą. Vėl jos Tenerifei žymiai senesnės, aš dienu šaltą arbatą. Tai jo. Aš jau grįžau namo, kaip matote. Mes ten maždaug 5 valandas buvome. Jo. Gal mažiau aš nežinau. Žodžiu, buvo labai linksma. Ir jo, aš manau, kad šitas video buvo apie šitą vieną dieną. Bet dar gali būti, kad aš jums darysiu mautis, aišku, aš visai nemanau. Bet aš dabar dar video nepabaigiu, tai jo, kol kas. Bye. Labas visiems. Tai dabar jau praėjo lygiai valandą nuo prieito kadro. Lygiai praėjo valandą su pusvalandžiu, bet nesvarbu. Ir jau yra 8:30. Dėl to aš dabar jau nieko šiandien nebeveiksim, nebefilmuosim, mes varysim miegot gal 11, bet taip jau tamsu lauke. Ir jo, mes niekur nebeisim ir lyja labai stipriai, tai jo. Aš jums galiu parodyti, kaip yra tamsu lauke. Tai nufėsiu. Žmonės dabar labai sulyta čia balkone ir aš su kojinėm, ir aš negalėjau į balkoną žiūrėti su kojinėm. Aš užsidėjau čia kažkas per pirštą šlepetės, kurios čia tiesiog buvo balkone ir jos pilnai prilytos, bet jūs nežinot, jūs gal žinot tą jausmą, kai įdedat kojines kažkur, kai sušlampat žodžiu kojines ir jos ant jūsų kojų. Žinot? Gerai, aš dabar galiu parodyti. Ai, toks šiltas vakaro vėjelis. Aš čia tikrai galiu kažkas. Gal kain, va, kaip gražu. Ja. Mūsų namas ir ten kalnai ir ten vandenynas. Labai gražiai leidžia saulė. Va, Slay Queen. Labai čia viskas gražu. Realiai šilta, aš galvoju, kad taip šalta. Jau palyja, tai dabar nebelyja, bet labai šlapia. Ir, oh my god, tas jausmas mano kojinėse, aš nenoriu tokio dalyko jausti, žinot? Ja. Gražiai leidžiasi saulė. Gerai. Mes vėl dabar vidui. Kaip mano lūpos violetinės, man net šalta. Gerai. Nekreipkite dėmesio, kad aš šitą netvarkingą. Aš dalinusi su savo 4 metų pusseserė. Kambarį tai. Nėra labai tvarkinga. Žodžiu, gal ir rytoj nefilmuosiu, gal poryt, aš nežinau. Ir aš nežinau, kad aš visą šitą papustinsiu donas. Aš tokia pavargus, aš tingiu viskas ant editin, man reikia kokio valandos, kad sumontuočiau visą video ir po to jis, kažkaip ten visas įsiseivina 1 valandą ir po to į YouTube išsileidžia. Ne, įsideda į YouTube, įsikelia į YouTube 3 valandas dažniausiai. Ir aš neturiu jėgų, kad aukčiau. Ir čia jau antras video, kurį aš filmuoju, nes aš turiu visą kitą video, kurį aš turiu savo realių nuotraukose. Tai jūs turit palaukti, tai palauk. Aš tą papustinsiu, kai aš jau būsiu tą prieitą video papustinsiu. Aš tokia nepratinga. Nu gerai. Ate. Labuks visiems. Dabar mes nuvarėm čia. Daugiau nei pusvalandį varėm, va čia esam prie vandenyno. Čia jau kita miestelė, mes prie pliažo. Ir mes varome į Starbucksą. Tai, kai nusipirksiu Starbucksą, aš jums parodysiu. Labas visiems. Va. Nusipirkau 5. Taip. Jis toks skanus. Ir va, taip tokį pagabuką nusipirkau. Taip, labukas. Jau kita diena. Vakar buvo labai linksma. Aš geriau Starbucksą. Aš labai mėgstu. Ir buvo labai linksma diena. Ir aš jums parodysiu, ką aš nusipirkau. 3 dalykai. Jo, taip. Pirmas yra šita apyrankė. Jis super duper. Į violetinę. Labai mėgstu. Ir tai čia iš Starbucksą nusipirkau, taip va, už 6 eurus. Jis toks cutesy. Aš negaliu, aš noriu jį pabandyti ištraukti. Sugreitinam. Taip, atgreitinam. Žiūrėkit! Oh my god, jis toks cute. Jis mirda. Bet jis yra toks cute. Oh my god, aš negaliu. Ir paskutinis dalykas, man čia nupirko teta. Oh my god, aš šitai myliu. Žiūrėkit jį. Jis toks cute ir aš dievinu ryklius, tai... Va, koks jų banginis. Aš nežinau. Žodžiu. Jis toks mielas. Tai jo. Okay. Oi. Aš dar taip pat... Oi. Aš dar taip pat nusipirkau tokius džinsus. Ir aš jas paskui parodysiu. Gerai, tai aš jums džinsus parodysiu kitam video, kurį aš filmuosiu. Aš turbūt gal netgi su jais pati būsiu.
Bet jo, čia jau pabaiga video, tai pa.